kam nebuvę taip, kad vienoje ar kitoje situacijoje prasiverštų didžiulis pykčio protrūkis. Ir jis nukreiptas būna į kažką konkrečiai. Nedaug dievė, jis nukreiptas dar ir į patį save. Tokiuose situacijose mes pasibaisėjam to, kokiais žodžiais įsireiškėm ir kokias mintis pasiuntėm į konkretų žmogų. Kartais mus iš tikrųjų išgąsdina mūsų tas pykčio lygis, ta agresija, o da jeigu jinai ir ne tik tai balse, o ir fizinė. Mes kartais būnam tokie nesivaldantis, kai mūsų apima tas pykčio protrūkis, kad priskaldom malkų ir ilgam arba kitą kartą ir visam sugadinam santykius su savo artimais žmonėmis arba reikalingais žmonėmis. Įsivaizduokit, kaip mes patys save nuvilėme tokiu metu. Vieniem, aišku, tai kartojasi retai, o kai tiem, kuriem kartojasi pastoviai, jie visi pasakys, kad jie labai nusivylę savimi ir nežino, ką daryti. Iš kur atsiranda tas toks nevaldomas pyktis? Tai pirmiausiai, pykčio metu atsiranda energija ir tai galinga energija, kurią galima labai daug ką padaryti. Tačiau neturint gebėjimų, nesuprantant ką ir turint patirtį, kad tokioje situacijoje niekas nepadeda. Vadinasi, žmogus viduj savęs nemoka spręsti vienos ar kitos situacijos. Energijos turi, jėgos turi, ta galia yra stipri, tačiau jis nemoka jos išnaudoti tikslingai, kryptingai. Dažnai tas žmogus viduj dėl to jaučiasi labai mažas, silpnas, pažeidžiamas, nesaugus arba tiesiog toks tarsi surištas, kuris negali nieko padaryti. Reikia ką? Pykti reikti, ar ne? Tai pirma, kad praeitų pykčio priepuoliai, reikia patikėti savim, savo savivertę, be kitų žmonių pagalbos. Savotiškai pamilti save ir suprasti savo vertę. Tada galima visai kitaip pažiūrėti į tas situacijas, kurios anksčiau vertė pykti. Kartais dėl to reikia užgydyti senas, nuo senų laikų, nuo vaikystės besitenčiančias žaizdas. Kartais reikia perprasti, suvokti ir įsisąmoninti, kad tokį elgesį pasėmiau iš savo svarbių žmonių. Galbūt taip elgėsi mano mama, tėtis ar senelį ar dar kas nors. Bet kurioje situacijoje suvokus, kaip aš pats kuriu tą pyktį, kaip aš galėčiau spręsti vienas ar kitas situacijas kitaip ir susitvarkius tuos praeities patirties šešėlius, galima nustoti pykti ir pasidaryti daug ramesnių žmogų. To aš jums ir linkiu. Ir jeigu jums yra tikrai didelis vidinis noras susitvarkyti su savo nevaldomu pykčiu, tapti ramesniu, nuosaikesniu žmogumi ir tuo nustebinti iš gerosios pusės savo vaikus, savo mylimą žmogų, galbūt savo komandą, kolektyvą, galite kreipti ir į mane. Ir visą informaciją rasite po šio video.